Mėly televizijos žiūrovai, neperjunkite kanalo. Netrukus tapsite svarbaus įvykio liudininkais. Išvysite, kas didžiojo žaidimo 15 finale laimės vertingus ir prabangius prizus. Artėjant gražiausiams žiemos šventėms sveikinusi su jumis leidyklos Arpresa ir Readers Digest vardu. Šiandien išrinksime žaidimo laimėtojus, kurie pasidalins net 500 įspūdingų žaidimo prizų. Bendras prizinis fondas net 240 tūkstančių litų. Taigi, pradėkime didžiojo žaidimo 15 finalą. Didžiojo žaidimo 15 finalą šiandien stebi finansų ir administravimo direktorius Andrius Lenickas, auditorių biuro atstovas Karolis Račas, informacinių technologijų specialistas Mindaugas Pelionis. Linkiu visiems didžiojo žaidimo finalo dalyviams sėkmės. Pirmiausia, turime sužinoti, kam atiteks įspūdingas net 50 tūkstančių litų vertės specialusis prizas. Taigi, šiandien sveikiname ponę Nadeždą Stankevičienę iš Vilniaus. Jūs ką tik laimėjote specialųjį 50 tūkstančių litų vertės prizą automobilį Škoda Octavia Kombi. Nuoširdžiai džiaugiuosi už jūs. Mėlyjei, netrukus sužinosime, kasgi tas laimingasis, kuriam atiteks pats didžiausias organizatorių įsteigtas prizas – net 100 tūkstančių litų. Taigi, ką šį vakarą lydi sėkmė? Sveikiname ponę Ingridą Prosnikovienę iš Kelmės. Jūs ką tik laimėjote didįjį žaidimo prizą 100 tūkstančių litų. Ir tai dar ne viskas. Kartu su šiuo įspūdingu prizu jums bus įteiktas 20 tūkstančių litų lojalumo prizas tiesiog už greitą atsakymą. Argi tai ne puiku? Šiandien jūs, ponė Ingrida, laimėjote net 120 tūkstančių litų. Nuoširdžiai sveikiname ir džiaugiamės kartu su jumis. Išdaliname visus leidyklos Arpresa ir Readers Digest įsteigtus puikius prizus. Su nugalėtojais netrukus susisieks žaidimo organizatoriai ir susitars dėl laimėtų prizo įteikimo. Dar kartą nuoširdžiai sveikinu visus žaidimo nugalėtojus. Ir iki kitų susitikimų.